Vienas patarimas, kuris leis tau toliau progresuoti, kai progresas sustoja. Ypatingai tai galioja tiems, kurie pastoviai eina į salę, galbūt jau keli metai ir ta treniruotė atrodo maždaug taip, kai darai kažkokį tai pratimą, galbūt ten užimta, darysiu galbūt čia, kiek darom, kiek kol skauda arba tiesiog jau sunku, tai ir paliek. Ir čia tai yra klaida, kada mes tiesiog nesekam savo treniruotį. Todėl vienas patarimas, vienas pratimas, kuriame noriu progresuoti, pirmas pratimas treniruotės dienoje ir viskas, ką tu reikia padaryti, tai tiesiog pagerinti rezultatą, negu tai, ką darai praeitą treniruotę. Jeigu tai eiga, daryk piramidę. Piramidės duoda didžiausią tokį dopamino pliūpsnį, kuris tiesiog duos tau didesnę motyvaciją daryti treniruotę. Jeigu tai kultūrizmas ar ryškinimo etapas, tiesiog skaičiuok treniruotės volumą. Pakartojimai, priėjimai, viskas, ką tu reikia daryti, tai tiesiog susirašyti ir kiekvieną kartą stengtis pagerinti. Kaip ir jėgoje, taip ir kultūrizme, stengiasi pagerinti kiekvieną atlikimą, tai svorio, ar tiesiog atliksi didesnį pakartojimų skaičių. Bet tavo tikslas tiesiog pagerinti rekordą. Būtent tos treniruotės.